Oh no! Oh, that's a disaster! No, why? He just overcooked it. Aš tau žinok taip pasakysiu, tiesiog buvo įtempta savaitė. Paskambinau Keitė, pasiūlė kartu važiuoti į Rygą, pravidinti galvą, nieko negalvodamas, nieko neklausdamas. Tiesiog susikroviau lagaminus, šokom į mašiną ir išvažiavau. Kaip ir prieš kiekvieną tolimesnę kelionę, aš visada pasirūpinu ir automobiliu. Su šita mašina, kadangi važinėjimai yra labiau mieste, bus visai puikiai proga įsipilti tokį valiklį katalizatoriaus nuo Hado, įsipildyti pilną baką kuro ir tiesiog prasigazuot iki Rygos ir tuo pačiu išvalyti visą sistemą. Visas šitas priemonės galite rasti internetiniai bei fiziniai parduotuviai Hado. Jaučia? Jo. O šeštadienį rytoj yra kvalifikacija. Tai šiandien, kaip suprantu, yra... Tuoj lauk. Kamera reikia pavalyti. O, taip geriau. Čia su tokiais pavadinimais sudėtingais. Kokiais? Ai, tai va, kvalifikacijos vyksta. Nu tai gerai, va, atvažiuojam po pietų. Pietus vyksta iki 13:45 ir po pietų svarbiausia dalis. Driverių briefingas įvyks. Tada oficialios sesijos nuo 2 kažkur iki beveik 4 vakaro. Ir tada jau nuo 4 iki pusės 6 vyks kvalifikacijos GT, BMW kategorijos mašinų. Ir tada oficialios kvalifikacijos prasidės nuo 17:30 ir visas renginys pasibaigs 8. O rytoj? Ryte free practice, tai įtariu, kad irgi iki 12 kaip šiandien, po to kvalifikacija ir greičiausias gauna pole position ir tada dieną vyksta pirmosios sprinto lenktynės. A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry, our rights, our wrongs, a moment of love, a dream, a lie, a moment of love. Sweet. Ir po to bus sprintas. Sprinto irgi kvalifikacija atskira. Galite sprintą, kai važiuos. Sprintas nuo endurancas, sakykime, kad endurancas 2 valandas važiuoja, sprintas važiuoja dabar net 12 ratų, lygtais ar 14. Balioną daryti, būtinai. Nes išvažiavimą tada, susigadini išvažiavimą tada. Nes jeigu tu užvėluoji, neužlaikai to dešinio pavaroto, taip žinai, anksčiau kerti šitą kairį, atsiduri ne toj vietoj ir darai antrą kartą posūkį. Ir šičia įsirėmimo nėra, čia labai slidu. Čia toks jisai ir nelygų ir toks... Atkelia, šičia kertai slidus, to prasme, čia negali akceleruoti. Čia neakceleruoji, tada tenai grįžti, jis nealoji. Egidijus važiuos čia, po to aš važiuosiu jau to 2 valandų kvalifikaciją. Jis turi pravažiuoti 2 kartus. Po to vėl, po to Egidijus važiuos. Čia. Nu kaip, kažkokių problemų yra? Ar viskas pagal planą, jo?
away. I know you wanna take a step away, but I know you wanna take a step away, but wait. I'm working on that. Penny X. Kuom galėjau irgi padėjau. Nu nežinau, uždėjau kamerą čionais, tikiuosi nepamesim šiandien vaizdo. Ne, čia tai tiesiog, žinai, GPS, bet ten tokia dėžutė, jinai mato viską apie mašiną, nu visus sensorius, jinai turi ten 300 kanalų. Jo, vairas, pasuk, gazas, stabdis, visokie slėgiai, kūras ir taip toliau. Ir mes tokiu būdu galim tiesiogiai matyti, ko aš, nu, negalėtum, tik tai pasijungi laidą, nu, kaip mašina. Dabar jinai eina, jinai veikia 30 sekundžių ir pis nutrūksta, jinai turi veikti. Visada. Visada. Tai jūs tos pavyzdžiui, tiesiog duodate, ką jis daro. Jo, ten kiek jisai vairo pasuko, kiek paspaudė stabdžio gazą ir tu jam tada sakai, kad čia biškai gal ne taip, gal geriau. O iš techninės pusės tu važiuoji trasoj, matai, kad ten kažkas suškaito, ten tepalas ar, nežinau, benzas. Taimus jūs matot? Jo, Nėra niekur bendros info, kad galima man, pavyzdžiui, tai aš tau jungsiu, ten yra. Dabar jau ron. ir rytoj bus. Jo, tai jau dabar vyksta irgi. Gerai. O dabar pastoviai bus tai siunčia ar ne? Su rakteliu priveržėjai? Ne. Biškai, gal taip vos paverš. Labai tik nepersisnek, vos. Sudėdamai. 3 minutomai. Prisimink dėl stabdymo, ne? Kad švelniau sustabdžiu, įsineš tą greičių. Kas čia bus? Važiuosim? Jo, šiandien patirsi pirmą pralaimėjimą. Deja, bet ne pirmą. Who the fuck is you and why the fuck you in my section? I just need to come into my pussy, find an exit. This a nail salon, she come and go out. This a nail salon, she come and go out. Kairė, stabdis. Nesikuklin, vis tiek greičiau atvažiuosi. Aš ne dėl to. Ai, žiūrėk, čia rodo, bet slap 30
29, 35. Nu, sakyčiau, kad nelabai. Aš manau, kad mes parodysim geresnį laiką negu čia. Negu 35? Mano tikslas yra 34. Nu, bandom. Tai jeigu tu 34 pagal idėją, aš tavo 35. Sekundė viskas skirtumas. And she pull up on us on my business. I'm gonna pay myself for her upstairs goes. And that pussy pay, I call that pedo. Spending bitcoins like it's pennies home. We are upper echelon, you ain't next to us. Ain't even next to us. Ain't even fresh as us, ain't even clean as us. You couldn't even get the bitches till we get between us. I just put a new city, I got new life. Everybody wanna come ride on us. I'm inside the body, I'm a hard get donor. Hey, well, hold you, I told you, I need you like now. I need you to pull up, give me face right now. I'm out in the city, show face, so wait. I'm out in the city, so good, baby, need money, go up, go down. Fuck, go up, go up, go down, go up, go up, go up, go down, go up. Mano tram 4, man 6. Sekundė? Tram 5 ir 500. Aš sekundę pusantros. Ką aš jums sakiau, pas mus visada bus tos sekundės skirtumas, kol aš nenumesiu 30 kg. Realiai, kiek kartų su tavim gazavom, tai per sekundę visada. Reiškia, važiuojam vienodai, bet Išsineši dovanų. galima čia išsinešimui paimti. I know you wanna take a step away. I know you wanna take a step away, but I know you wanna take a step away, but wait. Nusirp nefilmavęs. Gerai, gerai. Atsiuntė ką tik draugas VIN-kodą, paprašė patikrinti jam automobilį, nes žada jį įsigyti. Tai tuo pačiu ir mes greitai apžiūrėkim, ką iš čia nori įsigyti. X3, 3.5, benzas, buvo patirta žala, matom 24 metais, fotkės iš aukciono. Buvo gavęs į priekį, bet tikrai čia nėra labai baisus smūgis. Airbagai šovės tik vairo, šonė sveika, 105 ridos. Mane tai tokie daužimai tikrai negazdina. Matosi, kad ir motoras sveikas, ir ūsai kaip ir nelinkia, tai tikrai variantas neblogas. O jums, draugai mano, noriu paskelbti konkursą. Šiandien turit gerą progą laimėti maikę su mano logo, kuri buvo išleista tik tai 5 vienetai, iš kurių vieną aš pasiėmiau savo, vieną daviau Keitei ir 2 išdalinau draugam. Ir 5 maikę norėčiau padovanoti kažkam vienam iš jūsų. Jums tai reikia komentaruose parašyti savo automobilio VIN-kodą ir patikrinsiu visus. Ir kažkurį vieną, kur bus žiauriausia ataskaita, tai tas žmogus ir laimės. Ta ataskaitą mes būtinai apžiūrėsim kitam epizode ir nugalėtoją irgi paskelbsiu kitam epizode. O visiems kitiems, kas perkatės mašiną, nepamirštam pasitikrinti jį prieš perkant CarVertical ir įsivedę mano nuolaidos kodą ARMEN gausit 20% nuolaidą. Ką mes veiksim? Žiūrėsime. Žodžiu, viskas, kas iki šiol matėte, tai čia tiesiog buvo treniruotės. O šiandien? Kvalifikacinis irgi vakar buvo. Jo? Jo. Pasirodo buvo. Man atrodo, kad čia treniruotė. Na ir manai svarbiausia, kad mes... Yra žmogus geriau suprantantis žmonė. Jo. Svarbiausia, kad mes žinom, už ką mes sergam. O visa kita ateina su laiku. O mes sergam už Ramūną Čepkauską ir Egidijų. Panašu, pavardę. You take me further. You take me further. Labą rytą. Labas rytas. Labą. Labą rytą. Labai gerai. Labą. Labą.
nepamirškim filmuoti, o tai va. Aš tiek atidirbti, turiu, man jis nemoka. Kitais, kai važiuojam čia, spaudžiam šitą mygtuką ir gazas dugnas, 50 ir negali greičiau važiuoti. Jam čia tarpo reikia dėl sankabos? Jo, sankaba dydžio kaip bulgarkės diskelis. Jo. Tokio dydžio, tai jinai tokia labai iš karto. O yra buvę, kad praslysta? Ir reikia... Hebra apsisukė trasoj ir pavyzdžiui, ant kokio trečio bėgio liko. O ten būna kartais, kad siurblys nesudirba, tu turi pajudėti. Ir iš to trečio ir viskas, yra sankaba išmest. Kiek tokia sankaba kainuoja? Jie daug nemažai, 1700 eurų kažkas. Я поставил другую пленку, эту мягкую такую. Но это стекловую. Ну я понимаю, это рейсинг типа. Да. Но я поставил другая. Она не мешает развитию. Вообще не мешает. Так кажется, что очень We saw yesterday the qualifying only 0.2 seconds between the two Lambos. Can you get them at the start? On the start it will be not possible. We have two different cars on the start, so it's faster. But on the corners? I can only in the corner do that. Okay, good luck, Arturs. All the drivers should come to the front. Trumpai apibendrinkit kvalifikaciją, visą tai, kas vyko iki starto, rimto. Tai čia mes, apie kurią kalbam, mes turim dvi kvalifikacijas. Taip, ir sprintas ir 2 valandos. Nu, mes skaitom, kad gerai, konkurencijos ne per daugiausiai, vienas tokio lygio automobilis su tokiu greičiu, tai Egidijus sprinte atvažiavo pirmas. 2 valandų lenktynėse mes taip pat bendrai sumavus esame pirmi, tai labai džiugu, laukiam starto ir gerų emocijų. And we see Romet Reizin really close to Batrax, so Batrax maybe not with the right tire temperature as we see Egidijus Gelunas flying out there. Tad 7. Rināls Putniņš, 8. Vilnis Batraks un 9. Ārvis Putniņš. 9 auto uz starta. Protams, dažādās ieskaitēs un klasēs, tāpēc neesiet pārsteigti, ja kāds auto ir vairāk. And that is Arturs Batrax, and that is a big crash right before the bridge corner. Such a weird place. It is really strange place. Keeping in mind that he had quite the gap between him and Gelunas. He was all on his own. This is a disaster, ladies and gentlemen. So sorry to see this right now. And he hit the tire barrier before the corner. So what was? Maybe we will try to get a replay from some of the cameras who are there stationed. But wow. Of course, obviously the car is blocking the road and there's a lot of debris and the bumper is off. So yeah, a lot of work for the marshal. Kraštą tą pakabino. Tai va čia tas kraštas yra problemų. Taip, nieko, nu čia užėjai į vidų ir po to paleidėm pulkelį ir iš čia išsignė. Nu neaišku, kas čia buvo, žinai, bet čia tokia vieta, kur... Still got the
He just overcooked it. Gerai, pamenu tą momentą, mes sėdėjom tribūnose ir pirma mintis buvo, ar viskas gerai su Egidijum. Ir kai pamačiau, kad jisai išlipo iš automobilio pats, tiesiog paskubėjom link Pytų pažiūrėti, kaip laikosi visa likusi komanda. Matei? Mačiau video. Nu tai bandysim žiūrėti, kai tenais reikalų, bet kol prikelsim, nes į padangą, žinai, tai... Jo, tai gal dar važiuos, jo? Į padangą. Šonų. No. Jeigu iš šonų, tai... Nes Ramas, aš galvojau, bus susiparinęs, Ramas toksai, o ką? Ant чило. И все сорвался сразу. Получается, он сам просто, наехал чуть подальше, чем хотел, и все. Жалко. Думаю, что там ничего такого не будет. Хорошо, что там шины были. Да, мягко. Очень Да, мягко. да. Как-то я думал, что мы... Должны, слушай. Артур же тоже, потеет сейчас, лепит этот свой бампер как может. Давай, слушай, зажигайте. Да. Ну, нужны нам на старте. Давай. Čia ne tos net pusės. Bet tada buvo smūgis į betoninę sieną visiškai. Čia tai žinai padangą, visiškai sugėrė. Šiaip tas gerai sugeria irgi. Bet čia, žinok, čia dar matau ne tragedija, nes jinai važiuoja tą mašiną. Nu, šikna dar po aliuminio atrodo. Nėra, kad... Jo, nu čia tas, tas viršus biški. Žinai, šonu tai atrodo viskas kaip... Tik to šono nematom, matai. Įdomu kaip ratas, tą pakabą. Ten, žinai, tą pakabą sulaužyti biški. Yra reikalų? Net tada, kaip pisoji tą sieną, net tada, Ai, va, taip, va. tada nesulaužė. Įlenkė biški, bet nesulaužė. O ten buvo, žinai, greičiai, žinai, toks... Taip. Jisai kalė ant 110, žinai, tą... Posūkį kažkaip mašina pasielgė keistai. Truputį panešė ją į šoną ir pasirodo, ten buvo kažkas tai lūžę važiuoklį. Aš kai jau po suktuko galvojau, kad padanga sprogo, pasirodo ne padanga. O jau į tą paskutinį posūkį, kuriam susisukau, tai tiesiog užnešė ant žolės, nes jau važiuoklėje buvo kažkas tai nutrūkę galinėje. Ir labai, kaip sakė, didelis suktukas, bet smūgis pasitaikė gerai į padangas ir pakankamai minkštai susigėrė. Kokia situacija? Važiuos dar? Žiūrėsim, bet užstrigo greičio dėžėje. Per lapkę sunga neveikia. Kaip sakoma, centrinis tas jungiklis, jisai bando, bet nesakau. Gerai, stumėme. Atgal! Atgal? Atgal! Sveiki, žiūrėk, važiuok. Keistai rėda. Tokie prie rinkos menų. Nedaug laiko, žodžiu, liko iki surinkti lambo ir išlėkti į trasą, bet pagal viską Kebra spėja. Kom galėjau irgi padėjau.
their cars on the track as well as the drivers working very hard to put up a good result. Now, speaking of results, a few hours ago we couldn't even imagine to have both of the Lamborghinis at the start line in the first row from P1 and P2 because both of the cars crashed in the sprint races, and I have to say hats off to both of the teams, the Lithuanian and the Latvian team, to put the cars back together. I know it's hard, but it's worth it every single euro invested. So let's just introduce the teams and see how it goes. The pole position is checked by Chip Kauskas' team. Just absolutely fantastic to see the car ready back on the track. It looks mint, it looks clean and decent. It doesn't even look like it's been in a crash or anything like that. So, all right, we'll speak to you then, my man. Obviously, you're the boss here. Are you? Almost. I mean, first of all, it's a huge achievement for the team to put the car back together as it is. It's running good. We will see that. But we had a good team and main spare parts, so I believe it's okay. Yeah, mine. Yeah, I understand. That's all good. So best of luck in the race. We'll see you out there, of course. Ramonas is behind the wheel. He's concentrating. He's focusing now. Abu susitaškė ir abu grįžo atgal į trasą ir turi stiprų konkurentą Kaimaną GT4, kuris kvėpuoja jam į nugarą. Nu, pažiūrėsim, kaip čia baigsis. Žmogus per lenktynės žiūri formulę. Padėsi man vieną dalyką. No. Kai jisai važiuos, va tenais, matai, kur ta tvora baigėsi, jo? Jo. Matai, kur tvora ir ženkliukas. Man garsiai surėk jau, kad aš žinočiau, kad važiuoju. Gerai. Jau! Turim sudaužytą kamerą. Viskas gerai. Раунд супер. Но мы смотрели, болели. В общем плане, как себя чувствуешь, как машина, как гонка? Все хорошо, чуть-чуть нет нюансы есть. В заднем колесе чуть-чуть сводка не такая. Это после аварии? Да. По самому все окей. Но вообще
Мы так рады вообще видеть оба, и тебя, и Артурса на старте. Мы не ожидали, но когда я тебя спросил, будете, ты говорил, мы сделаем все возможное, и вы сделали. Ну, молодцы просто. Да. Это очень хорошо, что нормальная трасса сделана, эти шины поставлены на бетонную стену, и там была большая амортизация, и реально очень малые поломания. Повреждений там мало было. Ну, супер, ну все, молодцы. Браво, уважуха, респект. There's again something wrong with the car, and both Lamborghinis are following each other. This is interesting. So Flash Racing and Arturs Batrax has caught up with Ramūnas Čepkauskas. What is going on here? Let's hope that all looks like okay, everything with the Čepkauskas Lambo. What a sight! We have been missing this. We have been missing this. From a point where we didn't expect them to be at the start line to this is just perfect. And now they're fighting against each other. So Ramūnas Čepkauskas, Arturs Batrax, two Lamborghini Huracans, Super Trofeo right now in front, GT3 behind. Kas negerai su kuru? Ne, ta prasme, jos labai didelis suvartojimas, ir čia gaunasi paskaičiuojant ant to laiko, jinai turi taip išnaudoti tą visą savo kiekį, tai 5 minutės. Ar mašina netrūkčioja? Ar mašina netrūkčioja? Važiuok toliau. Liko 1,5 minutės. Where is Čepkauskas? What is happening? Can we find because right now we saw that the smart cooling by Flash Racing saw the finish line first. Where is the Lambo of Egidius Gelunas? It's here and it's driving slow. It's driving slow. What has happened? We have drama on the last lap, on the last minutes. I can't quite understand what has happened. Something is really wrong there. He was going so slow. Kuras baigėsi, jo? Taip. Bet finišavo? Finišavo. Antras. Paskutinė pradėjo trūkščioti, turbūt užgeso. Litrą kuro pritrūko. Buvo to finišavęs pirmas. Nu ką, šiaip kai pagalvoji, daug atvejų vienetas, viena ten vandens buteliuką, viena ta, 2 kaip ir geras skaičius. A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry.